Labas vakaras visi. Vėl toj pačioj vietoj, kur praeitą kartą, tik tai šį kartą jau yra Liepos galas. Tai bandysiu revanšuotis su ežeru ir pabandyti pagauti vėl karšį. Bandysiu pasišerti, oras šį kartą biškį vėsesnis, biškį yra debesų, bet jau dabar yra 9 vakaro, tai nežinau, kiek čia spėsiu parodyti. O bandysiu gaudyti kokias 2 arba 3 naktis. Tiesiog tokia poilsinė žvejyba su šeimyna, su šuniu, su žmona. Ir tiesiog pabandysiu žvejot karšį. Kuo šersiu, ką pašarui naudosiu, kokius boilius naudosiu, aišku, kaip visą laiką parodysiu. Tai skubu, netempiu į naktį, kaip sakiau, 9 valandos vakaro. Jeigu tiksliau, tai yra 21 diena. Saulė jau, kaip matot, leidžiasi. Tai aš greitai link pašarų ir nekantrauju užmest meškerių. Tai va, kas bus naudojama pašarui, tai irgi labai paprastai, bet naudosiu lietuvišką produkciją. Tai šiandien užsimaišau vakarui ir gal rytojaus rytui čia koks 1,5 kilogramo, tai būtų karšis Dipex firmos plus. Ir tada tokį turiu likutį Marmaxo firmos šeriklėlę feeder. Tiesiog abu užsimaišau, dedu šiek tiek spalvotų džiūvėsėlių. Kadangi gaudysiu atvirom šėryklom, tai tuo pačiu jaukai įdėsiu šiek tiek žirnio ir gaudysiu ant bailiukų. O pasaka, kaip kvepia, ne kaip praeitą kartą, tokiais kepiniais, tokia frakcija šiek tiek didesnė. Nežinau, pažiūrėsim, kaip pasiteisins. Pirmą kartą naudoju būtent šitą seriją Dipexo. Tai manau, su Dipexu viskas ir Marmaxu turėtų būti gerai, dėl to, kad tai yra lietuvių gamintojai ir jie tikrai žino, ką reikia Lietuvos ežeram. Tai tiesiog greitai padarau prasimaišymą ir einu prie spombinio jauko, kuo šersiu. Pirmą tokį drekinimą padarau greitai. Po to spombinis jaukas. Ir tada pabiškiu ruošiuos, ką dėti. O jau kvapelis. Jau dabar lipnumas atsiranda, nors atrodo daug nesnedėjau, bet jaukas turėtų išsipūst. Šį biškį prasotinsiu stambesnė frakcija. Dar tai būtų kukurūzas žirniukas. Ir manau, viskas turėtų būti gerai. Madiksas praeitą kartą, kuris buvo naudotas, iš vis nebuvo jokio kvapo. Tai su šituo nepalyginsi. Prie to pačio vakariniam tai būtų žirniai vakuumuoti 1 kilogramas. Aš jų maždaug trečdalį dėsiu dar papildomai į jauką. Tada šiek tiek kukurūzo konservuoto, belen kokios firmos irgi įdėsiu jauką. Ir kukurūzas, saldus kukurūzas su visu skysčiu, su visko. Biški čia, nedaug. Kitas saldus kukurūzas. Tada būtų toks kukurūzas.
biškį žirnio į jauką. Ir žirnis spūdmiksui. Tai va toks būtų šio vakaro paspūdinimas. Tiesiog konservuotas, šūtintas ir žirnis. Tai tiek apie jaukus. Šitie dar eis šiek tiek vėliau. Ir einam prie pašėrimo. Kaip viską darau, tai tiesiog iš pavadėlinės pasiemu pavadėlį su adatėlė, dedu ją ant inlaino sistemėlės, veriu per kilpą. Kadangi labai kilputės mažos, tai biškį reikia kartais pavargt, kad prakišt. O, prakišau. Ir tiesiog nuo pradžių bandysiu Ringerso lafteriukus. Tai ant visų 3 meškerių dėsiu skirtingas spalvas. Tiesiog įsmeigiu į bailiuką ir viskas. Sistemėlė paruošta. 10 cm pavadėlis ir kaselė po šėryklą. Tai jau antrą meškerę pasiruošiu. Kol dar jaukas brinksta, tai va taip susistatau ir liks tik tai spausti jauką ir užmesti tašką. Ir lygiai tą patį su 3 meškerė. Pirma žuvytė. Didesnė žuvelė. Žiūrėsim kažkokią koją.
kadangi man jau nelabai reikia, tai tiek to. Žolė. Kimba tos kojos. Didesnės tokios. Štai tokios. Traukiu vieną, blema čia šalių linija tokia yra. Ir kimbant kitas. Biškis pradėjimas lyg ir didesnis. Bet kaip matau, man rodos, vėl graži koja. Labai graži koja. Tokia kojytė. Tokia. Ir buvo atėjo antras žūklės vakaras. Labai pirmą parą nieko nefilmavau, nes nelabai buvo ir ką filmuoti. Tai tiesiog normalių kibimų buvo, bet kybo tokie karšiai. Vienas gal 300 gramų. O tada koją gal pusės kilogramo tokią gražiai ištraukiau, bet šiaip tai nieko rimto. Šiaip orientuojas žūklę į karšį ir dabar vėl pasiruošęs užsidėjęs kamerą ant krūtinės. Bandau antrą vakarą. Aišku, visą dieną dirbau, šėriau reguliariai, permetinėjau ir tikrai visą dieną kybo, bet maži karšiukai ir gražios kojos. Tai vat, apart tokios žuvies daugiau nieko kol kas ir nepavyko pagauti. Antrą vakarą lauksiu vėl kibimų ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Kažkaip tai man šitas ežeras nelabai sekasi. Nežinau, antrą žūklę ir kažkaip tai nepavyksta man jame atsidaryti. Nu, bet nieko, kaip jau yra, taip yra su žūklė. Aišku, vėl tas oras geras, saulėta, šilta, ramu, jokio vėjo. Nu, bet užtat pailsėsiu. Tai va, laukiam kibimo ir žiūrim, kas bus toliau. Nu, atsidėjau dvi naktis,
bandžiau pagauti karšį, o karšis nekimba. Tai darau biškį žvejyboj pakeitimus. Tiesiog bandysiu gaudyti žolynuose. Pabandžiau užsimest, pasikeičiau pašarą, užsimaišiau marcipaninį. Ir po užmetimo 12 valandą dienos nepraėjus 10 minučių po užmetimo lynas. Gražus lynas, gal biškį virš kilogramo. Tai, kaip ir sakiau, keičiu taktiką. 2 meškerėm bandau gaudyti lyną, o su 1 meškerė gaudysiu taškį ir bandysiu sulaukti karšį. Gerai, paleidžiam į setelį ir metam toliau. Tai va, turėjau 3 lyno kibimus. Kaip ir mano taktika, viskas veikia, tai pasiruošiau dar biškį jaukų, tai pasidariau 2 jaukus. Tai vienas būtų marcipaninis traperis, o kitas karšinis dipeksas geltonas, tik tai įdėjau žalių džiūvėsėlių. Šiaip iš principo taktika tokia, gaudau iš viso dabar su visom 3 meškerėm. Gal valo nesimato, bet viskas yra šitose lelijose. Tai 1 taškas čia, 2 čia, 3 dar toliau tenai tarp lelijų metu ir laukiu kibimo. Tai dabar aišku jisai biškį apstojo, dabar yra grinai vidurys dienos, ateina debesys, tai gal biškį lietučio paduos ir gal vėl pradės kibti. Tai būsiu dabar paskutinę parą, tai tą paskutinę parą paukosiu ant lynų, nes su karšiais nelabai sekasi, pažiūrėsim kaip išeis su lynais. Tai dar 1 lyną ištraukiau iki pat kranto, irgi apsisuko ten aplink leliją ir atitrūko. Šiaip tai galbūt čia užtraukiu. Šiaip gražus kibimai, tokie 1 meškerės vos nenuvertė, nenutraukė į vandenį. Nebuvau stabdžio atleidęs. Dabar atleisti stabdžiai visi. 1 lynuką, kaip matėt, pagavau. Smagus toks sportinis, su žoliu traukti įdomu. Tai gerai, po to laukiam kibimo. Gal ateis lietus, parodysiu ant kokių bailiukų gaudau, jeigu kam įdomu. Ir panašiai. Ir ketla. Lakis, karšiukas. Ir pagrinde tokie karšiukai jau 3 parą iš šeriamo taško. Kažkaip neišeina prisikviesti didesnių. Nežinau, kiek aš jau jų pagavęs, gal kokių 30, jeigu ne daugiau. Nors kibimai atrodo gražus. Turėtų kažkas didesnio tipo būt. Bet nė velnio, kažkodėl iš šeriamo taško neateina didesnė žuvis. Bailiukui nieko neatsitiko, tai vėl tą patį. Ir laukiu kibimo. Labą rytą. Praėjo 3 naktis.
Oras biškį niūresnis, apsiniaukė. Bet ką galiu pasakyti, kad trečią naktį vėl realiai kibimo nesulaukiau. Tai kažkaip tai man nelabai sekasi su šito ežeru. Vakar turėjau 3 lynų kibimus, vieną ištraukiau, o daugiau kažkaip tai nieko. Nežinau, gal nebemoku gaudyti. Atrodo ir šėriau normaliai, ir permetiniau dažnai, ir boilius keičiau įvairiausius, bet kažkaip tai efekto didelio nesulaukiu. Ką, dar pabandysiu iki pietų pažvejot. Vakar maždaug iki pietų kibo tie lynukai ir pasižiūrėsiu. Gerai.